Sveiki, mes esame mokiniai iš Simono Daukanto progimnazijos ir pristatom jums savo filmuką. Rasim tokią trumpą pamokėlę, kada ir kaip reikėtų plauti rankas. Tai mikroorganizmai dažniausiai plinta per nešvarias rankas ir efektyviausias būdas juos pašalinti dažnai atplauti. Tai tada neapsikrėsime įvairiom ligomis. Ar žinot, kas nors, kada reikėtų plauti rankas? Taip, Nu, žodžiu, tai jūs, kaip visi čia pasakėte, gal užtenka jums gerai? Nu, gerai, da. Kai pažiūrėjau mėgiuoti nors parmė. Sakyk. Pašūda. Pašūda? Gerai, tai ačiū tada, žodžiu, apibendrinus jūsų pasakymus. Galima padaryti išvadą, kad rankas reikia plauti grįžus iš lauko, po tualetą, prieš valgį, prieš miegą ir nu, tai pagrindiniai tokie dalykai. Ir kaip pačiu. Tai jūs grįžtate iš namo. Tai jūs galite susirgti tokia imuniteto infekcija, kuri vadinasi rotavirusu. Gal esate ją girdėję? Tai va, jūs šitą infekciją galite nuvirti būtent, kad dabar nuleisim ranką šiek tiek ją. Galima plauti, bet noriu. Ir prieš liečiant namus. Galima, bet geriau koma ir podas. Tai va, tai žodžiu, ir ta rotavirusų galite užsidėti per nešvarias rankas, tai kai jūs tarkim, prieš valgį nesuplautam po lauko ir panašiai. Arba, tarkim, valgot neplautus vaisius ar daržoves, tik taip parneštus iš parduotuvės. Dar vienas dalykas, kaip jūs čiaudat, visi čiaudat, ir jūs visą laiką, paprastai uždengiate burną taip su ranka. Bet tai nėra labai, iš tikrųjų nėra labai geri, nes jūs po to su ta ranka prilečia draugą, prilečia stalą, žodžiu, kiti gali atsidėti. Tai kaip čiaudate, reikėtų uždegti šitą vietą va taip po burną. Jo, arba jeigu jūs uždengiate ranką, tai reikėtų užkarti gerai nusiplauti, arba dar galite čiaudyti į kokią servetėlį ir po to tą servetėlį iškėmti, jeigu turit po ranką. Sakyt. O galima užsidegti Ką? Mes dabar apie švarias rankas nesakyt. O galima užsidegti O jeigu Tai tada nėra ką plauti. Jie nieko nereikia plauti. Kai vakare aš grįžti savo mėgstamus filmukus, tai galiu žiūrėti, stengiuosi apsižiūrėti, pažiūrėti mažiau ir nueiti anksčiau miegoti, nes kai daugiau miegoti, atsikelsite žvalus ir sumuoti, kai eiti į mokyklą,
tokiu metu, dabar geras oras, tai važiuoti pas močiutę į kaimą valgykite daug daržovių, vaisių. Tai aišku, juos gerai susilaukite. Dar gerkite daug vandens, daug skysčių labai organizmui. Tai va dabar, jeigu galite atsisakyti savo vietose ir mes jums parodysime, kaip reikėtų taisyklingai plauti rankas. Kad ne tiesiog dažniausiai ant greičių plauti. Tai va dabar įsivaizduokit, kad jūs pavyzdžiui prie krepšį, savo ten, nežinau, vonioj, virtuvėje ar kur jums smagiau. Ir dabar visi įsivaizduokit rankovės iš pradžių teisingai. Tada atsisakim kraną, visi, ir išlaikyti rankas. Dabar pasimkim muilą, nesakau, koks ten skiestas, neskiestas, ir išsimuoti rankas. Gerai? Padėti muilą. Ir dabar tai plaukime rankas. Iš pradžių visur paskleisti muilą po visą ranką. Tada taip išsiplaukime visus tarpuščius. Taip, bus švarus. Tada išsiplaukime visus mikščius atskirai, nes ten didelius tarpus. Tada tokiu būdu išsiplaukime panėlis. Taip paskleisti. Tada dar galima taip paplauti čia delnų vidurius pirštų galais. Ir tada nusiskalakim po vandeniu. Ir jeigu turit laiko, galite dar antrą kartą. Užsakim vandenį ir išlaistykim sausai rankas. Ir tada pamatom, kad mes plaukiam vandenį. Ką? Ir tada pamatom, kad mes plaukiam vandenį. Ir tada vandens prileidžiam. Galima paaiškinti, kaip tada Gali nusišlaikti, bet tu nepašalinti daug pusovų nuo savo rankų. O jeigu neplausi? Tai tau tik blogiau bus nuo to. Ne, jie šiaip nepasidės. Bakterijas organizmavimo. Taip, dar. Taip. Palauk.